Sveiki bičiuliai, šiandien sveikinusi iš savo terasos, laukia ruduo, kaip visuomet kažką gaminam, bet šiandien maisto neapgaminsim, nerodysim kaip gaminam, bet blynai kepa, šeštadienis, keptuvėlėse kepa blynai. Gerai uždarom, tegul jie ten kepa, o mes šiandien pažiūrėsime mūsų truputėlį terasą. Štai, noriu parodyti jums savo mobilę spintelę, kas spintelėje gyvena, ir taip pat kitoje pusėje yra stalas, jau paruoštas žiemai, jis stovi štai čia. Paprastas stalas, kadangi vaizdo įrašas neturi pasisekimo apie baldų gamybą, tai aš ir nerodžiu, kaip jį gaminau. Bet kaip spintelė, kas viduj ką aš laikau, ką laikau spintelėje, aš jums parodysiu iš arčiau. Tuoj pasistatysiu kamerą ir parodysiu iš arčiau. Tai dabar apžvelgsime, kas pas mus spintelėje gyvena. Grilinė spintelė, štai tokia. Padaryta iš sapelės medienos, padengta aliejumi. Pati spintelė yra ant ratukų. Čia štai, nežinau, pačioj matosi ratukai su fiksatoriais. Jinai važinėja po visą terasą. Kai filmuoji dėl šviesos, kartais reikia vienu kampu stovėti, kartais kamerą kitų kampų pastatyti. Ir spintelė privažiuoja prie griliaus. Atsisakiau stalo idėjos. Nors stalą pradėjom gaminti, jeigu dar rasiu vaizdo įrašą, galėsiu įdėti gabaliukų, kaip mes su dukra pradėjom gaminti stalą ir kaip paskui aš jį tiesiog išardžiau ir tas stalas liko nepagamintas. Teko grįžti prie spintelės idėjos. Naudosim klijus Tai Bond. Prašau, klijus. Pilk klijų ant dugno, kad matytųsi, kad pribėgo. Į abi skylės. Gerai, dabar imk su šituo teptuku, visur ištepiu gerai. Kaištis. Įstatysim, imk plaktuką ir sukalk iki galo. Ištindo klijai? Nu, beveik. Beveik, aiškiai biškai per mažai, galima daugiau pilti. Sekantis kaištis. O, įstatau, kalk. Nu ką, atidarau spintelę. Spintelė nėra rankenėlių, rankenėlis tiksliau yra, bet neturiu varžtelių, nes pačios durys pakankamai storos yra. Nežinau, gal kokie 35 mm storio. Atidarau kitas durelės. Nu čia viskas taip mano sugalvota, gal kolchoziškai, kaimiškai, bet man patinka. Apačioj puodai, tai yra kazanas. Grand puodas irgi špižinis. Čia sukabinti ant kabliukų yra įrankiai. Patogu, atsidarėjai, pasiėmėjai, išplovai, vėl pakabinai. Toliau čia keptuvėlės gyvena viršuje visokios. Čia dar viena keptuvėlė lentelė. Kas tada pas mus yra šveitimas, presas hamburgerių. Picos akmuo po apačia, va čia paslėptas guli. Aš nežinau, ar toks būdas yra teisingas saugoti grill prietaisus spintelėse, ar kažkaip kitaip reikėtų saugoti. Ir žiemą šitą spintelę, jeigu reikia, galiu, jinai pakankamai gražiai, labai negadina vaizdo namie, aš galiu ją įsitraukti namo prie židinio pastatyti ir jinai gali visi šitie įrankiai gyventi žiemą, sakykime, ne sezono metu, nors mes ir žiemą gaminame, gali gyventi namuose. Ką dar papasakoti? Lentyna padaryta iš jūrinės fanieros, dugnas irgi iš jūrinės fanieros, nugarėlė taip pat iš jūrinės fanieros. Na ir durelės pačios prisimagnetina, viršučia yra priklijuotas magnetukai. Vienas magnetukas man jau atsiklijavo kažkodėl tai ir prie vienų durų, bet štai jisai neprilimpa. Nu čia aš perklijuosiu, ne bėda. O rankenėlės būtinai prisuksiu. Šiandien rankenėlių nėra, dėl to, kad neturiu ilgo varžtelio. Ten varžtelis užtenka jo gal ant 20 mm plokščiai. Reikia paieškoti varžtelių ir įsukti naujus varžtelius.
Va, tai jūs komentaruose rašykite, ar tokia spintelė įdomi jums, ar aš kažką gerai sugalvoju ar negerai. Ir taip pat parašykite, kokios pas jūs spintelis yra. Vienu žodžiu, tokia mūsų yra spintelė. Stalo nedariau, jau sakiau priežastis, kad man reikia pastoviai judėti, pastoviai stumdyti grilių ir įrankius. Vienoje vietoje filmuoti neišeina dėl apšvietimo. Todėl pasirinktas buvo šitai toks variantas. Na ką, šiam kartui turbūt tiek. Uždarom spintelę. Su jumis atsisveikinsime. Iki kitų kartų. Aš bėgu valgyti, o jūs komentuokit, ar patiko, ar nepatiko. Spauskite laikus, dislaikus. Laukit naujų vaizdo įrašų. Iki.